gražų renginį, kuomet čia bus jau ne 4, o dar daugiau skulptūrų. Prašom menininkus, ateikite arčiau. Malonu, iš tikrųjų. Ačiū. Ponas Sauliau, jūsų skulptūra sulaukė populiarumo. Iš po nakties šalia jūsų šerno išdygo papildomų dekoracijų, kuriuos sukūrė mūsų miesto gyventojai. Kas šitie slaptieji menininkai, galbūt pavyks sužinoti atsukus vaizdo kameras, bet štai čia, ar tai grybas ar eglaitės, šalia jūsų šerno gražuolio išdygo. Gerbiamas Ričardas Ramanauskas kūrė Vilkų brolijos draugiją, ten matom, ir mūsų krašto simbolis – meška, kur žemaitis paspaudęs turi, ar ne? Meška su meškiuku, kokia mintis ir kokia ta patirtis, dirbant su ledu, vis tik tai medis tai yra viena, ledas yra kas kita. Sveiki, gyvi. Visų pirma, tai ačiū mamai gamtai, kuri leido mums taip nuostabiai pasijausti, kad yra neįkainuojami dalykai, pojūčiai. Kas liečia temas galima įvairiai išsvarstyti, bet vieną iš tų temas skyriau konkrečiai 2 asmenim, kurie kaip tikrieji miško sanitarai sujudina Raseinių rajoną, kai kam įkando, kai kam įspyrė į užpakalį, kai ką, kad tai įvyktų. Tai aš jiem, su tą mintim, čia tegu būna ponam Lapkauskam šitas, tie vilkai, kad jų dažniau būtų sanitarų, kad biškai kai kam reikėtų sujudinti, nes ten tose krėslose jie taip įkirmyja, kad tiesiog net žiūrėti tą pusę nesinori. Jeigu dar nei vienas nesugebėjo ateiti pasižiūrėti, ką mes veikiam, tai yra pikta. Svetimi žmonės jiem pasako, kas vyksta mūsų rajone. Liežuvis iš ledo bangų šoka. Trečias brolis Jonas. Labą dieną visiems. Ačiū, kad pakvietėt į tą plenerą vadinamą iš ledo. Pirmą kartą taip pat drožių iš ledo, kadangi karpinį išdirbęs 10 metų, tai čia mano darbas vadinasi jau sapnas mano. Jau daug metų, kai nedirbu. Tai naktį tie, kai sapnuojas karpėti, taip ir padariau. Atrasti save kaip ledo skulptorius, ledo meistrus. Ačiū gerbėmiem drauti, įsiamžinti prie jų kūrinių, nusifotografuoti, tegul ne tik drauti, nusifotografuoti. Diena puiki, oras gražus, ledinė pasaka. Laiko jums.